yra projektas pasidalinti tuo, ką mes turim gero patys, ką aš asmeniškai atradau, ką mano draugai atrado. Tai yra tos tradicinius šokius su kitais, kurie galbūt net nežino, kad toks dalykas apskritai egzistuoja. Jaunimą turėtų sudominti visų pirma gera gyva muzika ir gera kompanija, nes ten susirenka tikrai labai mieli, labai faini, labai geri žmonės, su kuriais tiesiog ateini ir tau nėra tos problemos, tarkim, bendravimo, pakvies kažką, tai ten gėdytis, dar kažką, tu ateini ir supranti, va, čia yra mano draugai, čia žmonės, tu iškart pasijunti jau tų žmonių grupės dalimi. Tai yra pirmas dalykas. Antra, tai yra lengvai išmokstami šokiai. Gyvas garsas, tai yra gyva muzika, kur yra fantastiška, bent jau tos kapellos, kuriuose aš žinau. Kas jūs traukia į tokius renginius? Pirmą kartą draugas pakvietė, norėjom pabandyti. Kol kas dar žiūrim. Ir kokie įspūdžiai? Smagu. Aš tai netikėjau, kad ateisiu mokyklą ir pamatysiu, kad vaikai šitaip šoka gerai. Nežinau. O čia geriau negu diskoteka? 100%, mes nelabai šiaip į klubus vaikštam kažkokius sakydamus, tai čia įdomu iš tikrųjų. Vat kaip pamatysit, tokie šokiai vyksta. Taip energija trykšta tiesiog. Ir tai yra vieninga energija. Visi šoka vieningai, kas nemoka, paklausia kaip, tuoj pat pamoko. Man dar patinka, kad šitose šokiuose, nebėkim nuo problemos, iš tikrųjų nebūna. Nesu mačiusi aš girtų žmonių, nesu mačiusi alkoholio. Paprasčiausiai to nereikia. Žmonės dažniausiai geria tam, kad galėtų atsipalaiduoti. O čia nekyla tokia problema, kad tu gali neatsipalaiduoti. Tiesiog pati atmosfera yra tokia, kad tau nereikia to alkoholio, tu laisvai gali linksmintis be to. Kiek tenka stebėti, kelia visi problemas. Ten jaunimo kažkokie girtavimai, ten alkoholis, nuo kada jį pradėti pardavinėti, nuo kelintos valandos, kada nepardavinėti, kioskeliai yra gerai, blogai ir taip toliau. Tai yra paprasčiausiai simptomai. Tai yra lygiai taip pat kaip ir medicinoje elementarioje toj. Gydo simptomus, nežiūri, dėl ko ta problema yra iškilus, dėl ko skaudulys, o tiesiog tą skaudulį patį pagydo biškį ir viskas, problemos ne. Čiagi būtent galima taip ir pavadinti, kad gydoma pati problema. Taip, skaudulys galbūt kažkiek išlieka, bet jisai nyksta, mažėja. Čia vakaronėse tikrai nesu matęs nei vieno pagėrusio. Prisiminiau save iš tikrųjų prieš pradedant lankyti folkloro ansamblį ir tautinio šokių vakaronės.
Aš buvau užsidariusi, buvau nedrąsi, beveik neturėjau draugų, bijojau su žmonėm kalbėti, buvau net mikščias pradėjusi. Ir štai vieną kartą nueinu į vakaronę, susirandu draugų, po truputėlį ta draugystė stiprėjo, aš suradau savo artimų žmonių, su kuriais iki dabar jau daug metų praėjo. Mes vis dar švenčiam šventes, vis dar, bet netgi organizuojam tokius projektus kartu. Čia šiaurė. Labai smagu, labai linksma, sušyli viską. Jo. O kas geriau, ar tokios vakaronės, ar diskanai? Man tai pavyzdžiui vakaronės. Kuo? Todėl nes... Linksmiau, čia draugiškesni žmonės. Ten eisi, kas nors užkabins pečių ar ką nors, po to problemų turėsi. Čia problemų nebus. Susavėti. Tiesiog per savo draugų kažkokius tai šventes ar gimtadienius mes neklausom tūts šiandien stačiumi. Mes klausom Artūro muzikėlės ir lipam ant sieną. Lipat ant sieną, labai šaunu. O ką pasakytum jaunimėliui, kurie dar nežino tokio dalyko kaip vakaronės, kaip pakviestum juos? Kas čia vyksta, kodėl? Nebijot, nesigėdinti, nepasiduoti vandos jausmui ir priešintis klubiniai kultūrai ir eiti į tokius mūsų lietuviškus vakarus, kad tikrai yra žymiai smagu. Sunku papasakoti, reikia vieną kartą pamatyti. Su manim taip ir atsitiko. Mane pakvietė Gintarė prieš porą metų ir aš pamačiau vakaronę savo akim. Išdrįsau netgi pasišokti ir tai sunku nupasakoti žodžiais, kokia tai nuotaika, atmosfera. Aš galėjau tik įsivaizduoti, bet ką pamačiau, tai man pranoko visas įsivaizdavimas. Ir supratau, kad tai gali būti, tiesiog apie tai turi žinoti, tiesiog ir kiti neįsivaizduoja, kad taip gali būti šaunu. Projektas bus skirtas jaunimui, mokyklinio amžiaus, orientuojamės į tokius paaugliukus, vyresnės klases, galbūt, kokius 7. Iš esmės, į tuos žmonės, kurie galbūt dar net nežino, kad toks dalykas egzistuoja. Nes jau Kaune, pavyzdžiui, Vilniuje yra grupės, kurie jau šoko, kurie jau užsidegė to, kurios jau tai veža. O yra tokių, tarkim, miestų, kur nieko negirdėjo apie tokius šokius, kad apskritai toks dalykas kažkada buvo. Tai vat mes bandysim tą gerą tokią idėją platinti, skleisti ir visaip kitaip dalintis tą gerą dalyką, kurį patys turi.